Sveiki, čia Green Diamond Lutu ir čia mano antras video apie CSI Racing. Jeigu daugelis nežino, kas čia per žaidimas, tai aš jums parodysiu. Šis žaidimas apie lenktynės. Čia aš gavau achievementą už kažką. Už kažkokias lenktynės. Ir kadangi čia viskas priklauso nuo tiek. Va čia viršuje, kur parašyta 704, čia skaitosi galia pagal tobulinimą. Tie reiškiasi tier. Tier reiškiasi tavo lygį. Viskas prasideda nuo tier 1. Ir čia matot, kas ne viską reikia. Svarbiausiai nuglėti bosą. Matot tą aikščiuką per vidurį. Reikia jį nuglėti. Čia tie 2, čia tie 3, čia tie 4, čia tie 5. Ir paskiau atsirakinsit World Tour. Ir čia reikia įveikti nors vienos šalies geriausius lenktynininkus, kad atsirakintų The International. Kai matot, aš dar bandau įveikti Italiją. Nes čia Ferrari. O Ferrari mano mėgstamiausia mašina. Parodysiu, kaip čia reikia lenktyniauti. Kiekvieną dieną jūs gausit po 9 čiaučių. Paspaudžiat galvoj. Čia duoda bet kokią mašiną ir jūs turit prieš tokią pačią mašiną laimėti lenktynės ir gausit šitą prizą, kur, pavyzdžiui, dabar bus 31 000. Kai matot, aš dar nelabai taip ir moku viską daryti. Žalia reiškia perfect. Mėlyna kartais good, kartais oh. Bet jeigu raudona, tai būna arba too early, arba too late. Jeigu gaunant pradžioje viską, kaip aš dabar gavau good shift, tai jums greitis labai greitai kils. Tai matot, jeigu jums pateko į World Tour ir dalyvaujat Italijoje, bet kokioje nors šalyje, jūs pirmiausia turite veikti šitus 4 žmogeliukus. Kadangi aš įveikęs 2, tai čia nedaug. Jeigu įveiksit jūs visus 4, galėsit kovoti su šita mergina dėl šitos mašinos. Bet jeigu norit lenktyniauti prieš kitus, turite turėti jų mašiną. Pavyzdžiui, čia reikia F1 bandytos only. Paspausiu nieks, neleidžia lenktyniauti. Paspausiu O, turiu nusipirkti prieš tavo mašiną. Ir jeigu jūs dar tik tie 3 ir įveikia bosą, tai 3 patarimas nusipirkit Ferrari F430, nes jums prireiks jos World Tour. Kadangi aš nepirkau jos, aš pirkau Audi R8V10 SI, labai ilgas pavadinimas, tai todėl aš turėjau taupyti. Jeigu norite tokias pro su šitų ženkliuku, tai reikia nuglėti bosą Italijoje. Jeigu norite tokios mašinos. Patarimai. Įdėkimiausiai dėti tos mašinos. Turėkite mechaniką. Ir jis labai daug padeda. Ir jeigu jūs nežinot, kaip loš multiplayer, play online, tiesiog pažiūrėkit bet kokią mašiną. Lošia Ferrari F40. Play online. Next. Čia naujas turnyras bus. Pasidės. Ir čia kas antrą savaitę jūs kovojate dėl mašinos. Pavyzdžiui, dabar kovosim dėl šitos mašinos. Maserati MC12. Paspaudžiat Go Days. Ir jums išmeta 6 varžovus. Ir prieš šitus varžovus, jeigu laimėt, aš parodysiu. Jeigu laimėsiu prieš šitus, tai parodysiu. Čia rašo šitą, kur parašyta easy, rašo skalė. Ar jums bus lengva, jeigu challenging, jums bus sunkoka, hard, sunku, impossible, neįmanoma. Hardą tai dar įmanoma nuglėti, bet impossible net nebandykit patarimus.
pagalvos kitus. Man buvo nutikę, taip, kad laimėjau win streak 3 kartus. Ar įsivaizduoju. Bet tada man buvo davę pagalbos turne. Šitie žmogliukai reiškiasi, kad aš prisipirksiu visokių pagalbininkų. Pavyzdžiui, čia gerai padangas padeda, Dniepro didina galios ir variklio galios. Aš buvau gavęs variklio galios. Tiesiog įsaugoja tavo reputaciją, jeigu tu prakiši. Net šansų neturėjo. Ir čia jeigu išlošit iki 6 ir gausit šitas korteles, aš parodysiu, jeigu aš laimėsiu nors vieną kortelę. Gerai, dabar kovoju. Ir šitas žaidimas apie daugelį pasaulio mašinų. Aš šitą McLaren egzistuoja ir šitą Ferrari. Bet yra šitas žaidimas sukūręs net savo mašinų. Parodysiu paskiau. Ir va šitam žaidimui reikia daug jėgos. Čia bus mano pirma dalis apie šitą žaidimą. Kita dalis laukia... turėsiu kelias dienas. Nes aš ne visada turiu to laiko, tai žinot. Ir jeigu jūs dar tik neturite šito žaidimo patarimus, atsisiųskit, jis visai neblogas. Ir čia brangiausia mašina, žinot, kai būna 9, tai daug, visokių dalykų. Čia kaip išmeta, tai dažniausiai galite pažiūrėti video ir duoda pinigų arba degalų. Čia buvo degalai. Jeigu baigėsi degalai, galite paspausti fill tank. Čia 24 valandas nemokam legalybė degalų, tai čia reikia už tikrus pinigus. Čia free gas tank. Ir už tikrus get free gas, tai tiesiog pažiūrėti video kokį nors. Kadangi čia... Ir geriausia mašina, aš dabar nežinau kodėl, bet man kol kas gera tai šita Ferrari F40. Ir jeigu norit mane challenging, tai nors tiesiog pažiūrėsiu į savo greičio. Ar jūsų greitesnė mašina. Pavyzdžiui, mano per 250 metrų nuvažiuoja beveik per 8 sekundės. Atsiųskite į komentarus jūsų geriausią laiką nuvažiuotą. Ir dar parašykit su kokia mašina. Kol kas aš labai noriu į tą internatą, nes ten žiauriai geras mašinas. Ir va, jeigu streak laimit, va tai bus, duosim pinigų, gausit 3 kartus. Dėl tų kortų, sakiau paaiškinti. Čia iš tų 8 kortų jūs turite 3 pasirinkimus. Belia kokią kortą galite pasirinkti. Aš jėmu šitą. Čia duoda pinigų šitą kortą. Čia duoda nitro 5 minutės. Ir čia 5 minutės nitro.
Man įdomu, ar bus 10 minučių, ar tik 5 minutės bus. Čia rodo, kurio jūs vietoj. Čia, jeigu paspausite ok, tai turėsite toliau lenktynės ir jums padės RP boostas. RP boostas tai jums kur duoda tuos taškus, kur ten, kad pakiltų į geresnę vietą. Aš, kadangi aš jau nenoriu lenktyniauti, paspaudžiu cancel, grįžtu car pieces. Tai kaip kortas, ne kad jis galite surinkti visokių mašinų dalių. Pavyzdžiui, aš turiu 2 dalis Continental Supersport, Nissan, BMW Coupe, Dodge Challenger, Continental GT8, čia radžiau, Corvette C6. Jeigu jūs labai nenorit taupyti ant tų mašinų, žiūrim čia kokį šitą Corvette, paspaudžiat Complete Car Now už 38 pinigėlius, tuos auksinius, kadangi matot, aš turiu, galėtų išleisti, bet aš nežinau, gal, nu gerai, kad parodytų jums, kas bus, kai paspaudžiat, ir spaudžiat Collect. Ir čia galite nusipirkti Sportback. Jis visai nesiskiria nieko. Nes kai kurie skiriasi. Mountain Dew čia rašo. Standartinis tai tiesiog vienos spalvos, o čia gali pasirinkti spalvas. Beli kokias. Kadangi čia man dėl tų spalvų nelabai spalva, kad tai standart spaudžia. Ok. Tada spaudi. Dabar čia reklama bus, man atrodo. Reklama. Čia išmes, jeigu jūs būsit prie interneto. Play career. My cars. Nu, čia šauktukas ir mano ta mašina nauja. Corvette C6. Čia siūlo nusipirkti reklama tokia. Čia siūlo pasitabti. Customize. Tai gali penčio, gali pasikeisti į va tokį. Man buvo labai patikėjęs drakonas. Ir aš naudojau šitą raudoną. Ne šitą raudoną. Aš atsimenu kažkokias valo. Ai, ar nejudas naudojau lygtais. Va, šitą vilką naudojau. Man labai, žiauriai labai patiko šitą, tai vas atdėlioti. Pro lygtais mani daugiau buvo. Ne, nelabai daug, ką duoda čia. Man šitas drakonas patikosi. Gerai. Ir tuo gal baigsiu savo video. Tai prašau, laikinkit, subscribinkit, komentuokit. Ir dar gal įkelsiu kitą video. Čia buvo Green Diamond Lotto.